Labą dieną, esu Gintarė Bukauskas ir gyvenu jau Niujorke virš 30 metų. Esu viena iš dabartiniu metu Niujorko lietuvių bendruomenės kopirmininkė. Ir esame vienoje iš patalpų. Lietuviai dar turi porą bažnyčių išlikusių. Viena yra Maspete, kita yra Brukline. Tačiau, sakyčiau, labai dažnai renkamės čia, tai yra SLA, susivienijimas Lietuvių Amerikoje. Vienas seniausių pastatų, kuriame viešėjo ir Basanavičius, ir Žemaitė, ir reiškės, lietuvių inteligentijos nemažai, čia buvo draudos kompanija, bet šiuo metu mes tai reiškia lietuvių bendruomenė, naudojame nemažai jį renginiams, pravažiuojantiems menininkams, ar tai rašytojams, ar žurnalistams, kūrėjams, filmų kūrėjams. Pastato antrame aukšte yra įsikūrę dvi organizacijos, tai yra Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ir Tautos fondas. Tautos fondas nuomojasi šių patalpas ir mes taip pat renginiams išsinuomojame šią galeriją SLA Art Space, iš kur dabar ir transliuojame. Aš asmeniškai labai mėgstu šią galeriją, kadangi jinai šviesi, tokio lengvo jausmo turinti ir kaip minėjau, kviečiame dažniausiai progresyvius lietuvių dabartinę šviesuomenę. Ir pabrėžiu žodį dabartinę, nes mano kaip lietuvių bendruomenės pirmininkės, bent jau savo pačiai misija yra pristatyti šiuolaikinę Lietuvą. Taip, Lietuva, mes žinome daug jos tradicijų, žinome daug gražių tradicijų, bet netgi ir tarp jau imigravusių ar gimusių čia lietuvių, dažnai Lietuva yra užsistovėjusi 1900 metų, 20 amžiaus pradžioje su tradicijomis ir maistais, o Lietuva yra nuėjusi kur kas toliau. Ir dėl to aš kažkaip tai labai savo, nutariau, kad investuosiu savo laiką ir atiduosiu save lietuvybei, kuri vyksta dabar Lietuvoje. Kadangi žmonės, kurie Lietuva įsikūrė ir padarė nepaprastai didelį žingsnį einant demokratijos link, reiškia, kai Lietuva atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos ir nepaprastai daug žmonių išvyko į įvairiausias šalis, jaunimas studijuoja ir kuria įdomius dalykus. Todėl, kaip ir minėjau, ši misija yra viena mano misija. Kaip bendruomenės pirmininkės daugiau yra žiūrėti į dabartinę Lietuvą ir ateities Lietuvą, bet būtent lietuvių bendruomeniai. Nes taip, yra kitos organizacijos, gal vėliau kalbėsite su kitais pašnekovais ir jie gali sakyti, kad, pavyzdžiui, jie nori pristatyti Lietuvą amerikiečiam. Kadangi aš dirbu pilnu laiku, taip, man ta idėja yra labai žavinga ir graži, bet aš tam laiko neturiu. Ir už tai susisiaurinau savo, reiškia, angliškai būtų objective, arba tiesiog savo planą, kad aš noriu matyti lietuvių šviesuomenę, pravažiuojančią, kai jie čia atvažiuoja, mes pasistengėme, priemame, suorganizuojame renginį ir labai tuo džiaugiamės. Tai taip apibrėžčiau savo misiją. Aš esu Francine Rogers ir esu kuratorė SLA Art Space. Kadangi mes esame Niujorke, mes negalim būti atsiskyrę. Kaip kiekvienos misijos ir kiekvienos organizacijos visi priima kažką tai, visi bendrauja kažką. Ir mano misija, sakyčiau, būtų, kad kuo daugiau pritraukti kitų tautų žmonių, kad jie susipažintų su Lietuva. Ką mes dažnai ir darom, mes darom grupinės parodas, kur dalyvauja African Americans, kur dalyvauja korėjiečiai, japonai, amerikonai. Ir tada žmonės sužino apie Lietuvą ir tada sužino apie mūsų šitą pastatą visą, mūsų visą istoriją, žmonės pradeda domėti šituo. Aš manau, kad
mūsų misija turėtų kuo daugiau pritraukti žmonių ir kuo daugiau supažindinti juos su Lietuva. Tuo metu, kai mes atidarom parodą, ateina daugybė žmonių. Ir tada ir jie reklamuoja mus, ir mes reklamuojam juos, ir tada gaunasi bendradarbystė. Ir aš manau, kad čia yra Niujorkas, ir Niujorkas turi tai būti. Mes negalim būti klubas. Tada tu pasidarai, sakysim, lietuvių klubas, pasidarai džiudžitsu klubą, pasidarai naujų atvažiavusių lietuvių klubą. Mano misija, man atrodo, kad kuo daugiau pritraukti čia žmonių, kad jie domėtųsi, kas mes esam, ką mes darom ir ką mes galim kartu padaryti. Netgi sakyčiau, visų pirma su šiaulietis, o paskui tik lietuvis. Kas keisčiausia, kad Šiaulius prisimenu vos ne kasdieną, prašai kasdieną. Ir labai keista, kad tas vietas, kurių praktiškai visai nepažinojau, tai yra industrinės, ten kur yra ta industrinės rajonas, konkrečiai televizorių gamykla. Esu televizorių gamykloje buvęs ekskursijoje ir diskotekoje senais laikais, bet kažkodėl man įstrigo kaip kažkoks surrealistinis, vos pusiau kosmosas, kažkokie vartai, kažkokie sapnų ar kažkokią kitą planetą. Ten buvo, nes visai ta vieta, kur jau Šiauliai tipo baigėsi, jeigu ten eisi, atsivers kitas pasaulis. Angliškas žodis spirit. Ne spiritas, bet tai ne dvasia, bet kažkas daugiau susiję dar netgi su charakteriu. Dvasia tai toksai plaukiantis dalykas, o čia Šiauliai bet turi dar tokį dvasią su cinkeliu arba su charakteriu. Ko dėka tie šiauliečiai ir tokie tampa išskirtiniai ir įdomūs žmonės, nes praktiškai kur tik bespjausi, ar tai kultūroje, ar versle, ar dar kur nors, arba Šiaulių šaknis, arba buvęs šiaulietis, arba, žodžiu, kartais nesistebės. Visi iš Šiaulių. Gal čia yra kažkoks kompensacinis mechanizmas. Šiauliai nėra toks komfortabilus miestas kaip Vilnius, kuris Vilnius, taip sakant, tave tranquilizuoja. Tu toksai, viskas komfortabilu, viskas plaukia, nėra to kompensacinio mechanizmo ir aspiracijų kažką daryti, o Šiauliai pastoviai, aš prisimenu tais laikais, kada ten ir biksai buvo, ir tai 90 metai ten buvo tiesiog viskas konkuliavo Šiauliuose, ten gyvenimas virė, o tu jauti, kad gatvėje yra kažkas specialaus, tu nesuvoki kas, bet supranti, kad esi dalis kažkokio proceso. Aš dabar nežinau kaip yra, bet be abejonės yra irgi išlikę kažkokie jau kitoj amžiaus grupiai, kuri mane pažįstama ir kitose žmonėse, kuriuo aš nežinau. Bet man atrodo vis tiek dar tas Šiaulių fenomenas ir psichologinis varikliukas dar tebe egzistuoja.